Ačiū. Dabar mes kalbėsim apie tokį dalyką kaip algoritmas. Apie ką? Algoritmas. Kaip tikslą aplamai suformuoti ir padaryti jį gyvendinamu. Realiai aš buvau ir Anthony Robbins, ir Blair Singerį, kur ten tik bebuvęs. Ir rašiau tikslus kiekvieną dieną 2 metus iš eilės, bet nevelnio kažkodėl, kol nepradėjau taikyti šitos formulės, nepavyksta. Tai labai va taip irgi klausykit, rašykit. Prasideda viskas nuo ko mūsų tikslai. Kurie nemato, toj pasuksiu. Koi. Kurie nematot, nuo vizijos. Užsirašot viziją. Vizija 5A. Tada mes pradedam iš tos vizijos, vat kryptį pamatėm, noriu ten, pradedam konkretizuoti. Atsiranda kas? Pamenat, tikslo atributus nekartuosim. Konkretu, laike, veiksmuose, nu žodžiu, turi būti konkrečiai, ne pievas. Aš noriu jaustis gerai. Aš noriu atrodyti gražiai, labai subjektyvu. Kažkam gražu yra, nu, karoči. Toliau, tikslas. O dabar prasideda pats fainumas. Kuo dažniausiai žmonės vengia daryti? Pajamų mokesčių deklaracija. Jokauju. Deklaracija. Kolegos? Deklaracija. Užsirašėt? Pateiksiu pavyzdį. Aš labai noriu pradėti sportuoti. Pavyzdį. Ir noriu tai daryti net 4 kartus į savaitę. Nu, po 1,5 valandos į dieną. Konkretu? Bet aš niekam nepasakau apie tai. Einu, po to, neįsiu. Aš noriu padaryti 30 susitikimų per mėnesį. Mažai šiaip. Bet bent tiek darytumėt. 30 susitikimų per mėnesį. Bet, nu, niekas apie tai nežino ir kažkaip padarėm 10. Ir, galbūt ir nedarysiu, žinai. Eisiu, dirbsiu prie Maksimos ten kur nors vadybininkė ir būsiu laiminga už 600 eurų. Kaip galime deklaruoti? Pavyzdžiai. Turėti kažkokį partnerį. Garsiau, jeigu galite atsistokit, garsiau pasakykit. Kaip galime deklaruoti? Turėti kažkokį kolegą, partnerį, kuriam pasisakai ir jauti atsakomybę prieš jį. Ne? Good, papuojam. Super. Sėskit. Kaip galime dar deklaruoti? Sau užsirašyti galbūt. Ir prieš save būti atsakingas. Tokia gražina, atsisakit. Užsirašyti ir kaip deklaruoti? Taip, ir tai bus deklaracija, kad aš prieš save... Pati savo, bet niekas apie taigi nesužinos. Bet jeigu mano ten vidinis balselis bus normalus, jisai prižiūrės mane normaliai. Ačiū, sėskit. Kaip jūs manat, kiek energijos, kai pati užsirašo, pati savo prisima, nu ašgi tikrai noriu. Iki pirmo iššūkio. Arba kai jau 30 žmonių, tarkim, arba 50 žmonių žino, arba net jūsų vadovas žino. Pagaunat mintį? Labai sunku atsisakyti tikslo, kai tu jau kitiem pasakėjai. Ir geriausia, kad tie žmonės yra jūsų autoritetai. Pasirašykit žodį autoritetas. Autoritetas mano, kuris mane stebėtų ir kuriam būtų, galiu pasakyti, nusišykti ant jūsų atsiprašymų. Ant jūsų negaliu. Jis nori jūs padėti uždirbti, kad jūs turėtumėte tą namą, bet jam visiškai nusišvilpti, kad jūs, blecha, nuotaikus šiandien neturit. Arba tiesiog ten susirgo katinas. Nu, būna. Arba tulikas nevalytas. Tokia rimta priežastis. Nu, svečiai atvažiuoja, kuriuo nematėt ir nereikia jų. Bet priežastis. Žodžiu, deklaracija. Šito vieto aišku visiems. Dabar prasidės jau psichologija. Žodis vadinasi... Pakelsiu. Įsipareigojimas. Angliškai kaip? Responsibility. Kas tai yra? Jeigu jūs realiai nepriimėte atsakomybės, kad jūs norite tikrai tą pasiekti, tai ko vertas jūsų tas tikslas? Suprantat? Jeigu aš pažadėjau savo dukrai, kad mes eisim šokinėti ant batutų, ir aš sugalvojau po to su draugu Toliku pagerti alaus ir sakys, ar aš priimiau įsipareigojimą, kad aš čia nuvesiu? Ne. Aš nepadariau. Ir kas iš to? Nu nieko. Aplinkybės tipo. Dar kažkas. Draugas paskambina, aš noriu su žmonu nueiti į restoraną, tarkim, šiandien. Bet man paskambins Olegas, davai pasilik Kaune, mes tiek nesimatėm, davai buchais, žinai. Nu, pavaizduoju, žinai. Ir aš
blin, nu tikrai, aš mačiau vakar, šiandien, blin, Olegą kada pamatysiu. Ir aš, ką padariau? Sugalvojau priežastį, kad man vertingiau praleisti laiką su Oligučiu, negu su žmona. Žmonagi niekur nepabėgs, gal. Gal. Keli tokie kartai ir jau nebus žmonos. Žodžiu, įsipareigojimas tai yra, labai paprastai pasakysiu, čia apie tą visą konkretumą, apie tą kiekvienam žmogui suteikimą seminarį, kuris vadinasi Galingas startas. Tai yra vienos dienos programa, kurią aš vedu ir tai yra realiai čiutkiausias produktas, kurį aš realiai sintetizavau iš visų. Įsipareigojimas yra toks dalykas, kai jūs priimate autorystę už tai. Ne aplinkybės yra man, žinai, dar kažkas, bet aš nusprendžiu ir aš padarau. Tai yra mano pasirinkimas. Jeigu blogai, okei, tai yra mano pasirinkimas, o ne kažkieno kito. Čia ne vadovas blogas, žinai, ar klientas durnas, žinai, ar tam nereikia, ar mokesčiai, koks skirtumas? Nuo jūsų priklauso. Tai yra jūsų autorystė. Kol jūs neturite to vairo, nieko nebus. Jokie pokyčiai nevyksta. Kai jūs paimėt vairą atsakomybės, kad aš nusprendžiu, kad bus taip, nu okei, aš nusprendžiu šiandien, žinai, galbūt ir parūkyti, žinai, bet aš nusprendžiu. Ir aš tu didžiuojuosi. Ir tu įsipareigojimą turi savo ir viskas, tu neši atsakomybę už tai. Ir žmonės tai vertina, okei? Svarbu? Ar čia nesąmonė kalbu, žinai? Šitoje vietoje yra vėlgi labai svarbus žodis. Koks žmogus turi būti? Parodysiu ir jums, kad jūs būti. Realiai, koks tu esi? Absurdas yra toks, kad mes galvojam, kad aš pradėsiu uždirbti ten 2000 eurų kiekvieną mėnesį nuo, tada aš būsiu laimingas, pasitikintis savimi ir aš tada pradėsiu aukoti vaikų namam. Arba aš iš pradžių numesiu, atsikratysiu ten 15 nereikalingų kilogramų ir tada pradėsiu sportuoti. Absurdas, jo? Bet žmonės dažniausiai susipra... Ką aš turiu daryti? Daryti, kad turėčiau. O po to aš būsiu. Neveikia tai. Iš pradžių tu esi užtikrintas, apsisprendi, va taip dabar aš viskas varau, akise kiti žmonės pamato, blin, šitas tikrai darys. Nors tu dar žodžių nepadarei, bet iš vidaus yra tokia energija, kad tu žinai, nu šitas tai padarys. Jau jis yra žodžio žmogus ir jis tikrai tą įgyvendins. Ir tu eini tada su tokia nuostata, tokia esybė, daryti veiksmus, pristatymą, žmogus nepasakė, okei, suprantu, aš nepykstu, bet daug rekomendacijų, dar kažką prasideda. Viskas, tu ieškai kelių. Jeigu aš važiuočiau dabar iki jūsų ir būtų kelios plentos uždarytas, aš apvažiuočiau per kitur, koks skirtumas. Aš pasižadėjau jums padaryti seminarą, aš įsipareigojau ir aš esu užtikrintas, kad jums pravesiu čiotką seminarą. Taip? Taip! Labai svarbus dalykas būti prieš tai, kai darai. Nelaukit iš pradžių veiksmų, o po to tap. Nebus taip. Atvirkščiai, jūs esat ir tada darot. Ir santykiuose tas pats. Ir paskutinis žingsnis. Atsiskaityti. Angliškai accountability. Kas tai yra? Tarkim, tas pats pavyzdys. Noriu sportuoti 4 kartus per savaitę, 1,5 valandos. Pasakiau, hebrai, taip? Visi sako, nu jo šitusai. Facebook'e dar parašiau video, nufilmavau, kaip mėgstu. Įsipareigoju, blin, padarysiu. Esu jau pasiruošęs, treningai, trusikai, visu normalna. Ir kaip atsiskaityti, kaip kiti žmonės sužinos apie tai. Ar aš judu link to tikslo, ar aš tiesiog bla bla. Rezultatą before and after. Fotkė, iš salės labai gerai. Prakaituotas toks stovi. Nu tarkim, suprantat, esmė, rezultatas. Jeigu kalbant apie pardavimus, labai paprastai SMS žinutė savo vadovui. Užsirašykit. Kiek susitikimų buvo, kiek babkių uždirbau. Daugiau nereikia. Nu galit biški ten, kiek prašymų užpildžiau. Suprantat, faktą, matuojam realybę. Jokių bla bla bla, tas buvo blogas, koks skirtumas. Buvo tiek susitikimų, rezultatas 0. Kitą dieną ateina žinutė, pip, buvo tiek susitikimų, uždirbau 0. Savaitė. Buvo 20 susitikimų, uždirbau 0. Ką vadovas supras? Gal pagalbos reikia? Bet jis matys realią situaciją. Ir jūs pats galbūt matysit jau situaciją, kad kažką netaip darot. Jau gal atsiras ta energija, kad tas nepasitenkinimas, kad man ateinu čia arbatos pagerti, žinai, ir faina. Atskaitomybė. Nuotrauka, dar kažkas, SMS-kas, mailas, kiekvieną dieną, kaip rutina. Einat prieš miegą, nusiunčiat. Viskas, pradžiuginat vadovą arba nepradžiuginat. Bet jums tai sukurs energiją.